Ar kada nors susimastėte, kodėl tam tikri akių atspalviai jums yra gražesni už kitus? Nepaisant sielą veriančio žvilgsnio, dėl savo akių spalvos žmogus mums gali tapti patrauklesnis arba netgi sudaryti specifinį pirmąjį įspūdį. 1800 Contacts atliko tyrimą, kuriame nustatė, kaip žmonės reaguoja į skirtingas akių spalvas ir ką tai apie mus pasako. Pilka akių spalva pasirodė besanti rečiausia pasaulyje ir tuo pačiu patraukliausia daugeliu žmonių. Tuo tarpu ruda akių spalva yra populiariausia pasaulyje, net 79% žmonijos yra rudakiai ir dėl to jie buvo mažiausiai patrauklus tyrimo dalyviams. Likusią dalį sudaro apie 10% mėlynakių, 5% mėlynai žalių ir tik 2% grynų žaliaakių. Rečiausiamis pasaulyje yra laikomos pilkos ir raudonai violetinės akys, nieko keisto turbūt, kad man niekada neteko jų matyti. Taigi viena iš ir pirmoji priežastis, dėl ko mus traukia tam tikros spalvos akys, yra tos spalvos akių retumas mūsų aplinkoje. Pavyzdžiui, jeigu per stebuklą užaugote aplinkoje, kur buvo tik mėlynakiai, jūs greičiausiai domina rudakiai. Tai lemia ir užsilikę pernykščiai instinktai, kurie verčia mus stebėti aplinką ir įsiminti kažką, kas nėra įprasta mūsų kasdieniai aplinkai. Tačiau ką mūsų akių spalva pasako apie mus, jeigu iš vis kažką pasako? Tam tikrais tyrimais įrodyta, kad tamsių akių atstovams geriau sekasi sporte, reakcijos žaidimuose, bet jie sunkiau pakelia alkoholį. Tuo tarpu šviesių akių žmonės yra labiau linkę į konkurencingas, azartiškas veiklas ir labiau mėgsta ginčytis. Dar įdomiau yra tai, kad negalėdami nieko apie tai padaryti, mes asocijuojame tam tikras akių spalvas su vidinėmis žmogaus savybėmis, kurių jis šiaip jau gali ir neturėti. Pavyzdžiui, rudakiai dažniausiai yra matomi kaip jaukus, geros širdies žmonės. Tuo tarpu šviesių akių savininkai daug dažniau yra matomi kaip drąsūs, seksualūs, linkę į nuotykius ar netgi agresyvūs. Taigi antroji priežastis, dėl ko mus gali traukti tam tikra akių spalva, mūsų asmeninės asociacijos tam tikros spalvos atžvilgiu. Šiuo faktu esu įsitikinusi ir pati mane asmeniškai traukia šviesesnių akių žmonės ir aš asocijuoju tam tikras savybės su ta akių spalva, kurios man galbūt būtų patrauklios žmoguje. Taip, matydama šviesias akis, aš greičiau susižaviu žmogumi, nors jis greičiausiai gyvena visiškai savo gyvenimą ir neturi nė pusės tų savybių, kurias aš įsivaizduoju. Trečioji priežastis, dėl ko mus traukia tam tikra akių spalva, yra turbūt ta, apie kurią pačią pirmą ir pagalvojate. Mūsų pantikultūra jau kurį laiką be jokios gėdos idealizuoja mėlynakių šviesiaplaukių žmonės, piešdami juos kaip sėkmingus, seksualius, fainus, energingus ir visaip kaip universaliai patrauklius žmonės. Tuo tarpu, jeigu bandysime įsivaizduoti intravertišką, jaukų, geros širdies vaikiną sėdintį bibliotekoje ir skaitantį knygą, greičiausiai tai bus susivėlęs rudaplaukis rudaakis. Net ir tai, su kuo esam supažindinami vaikystėje, barbė, snieguolė, pelenė ir taip toliau, net ir tai prisideda prie to, kad ateityje matome mėlynakius kaip labiau žaismingus, nuotykių mėgėjus, o rudaakius kaip rimtus, sėslius ir jaukius personažus. Na ir ketvirtoji priežastis, dėl ko mus traukia tam tikra akių spalva, gali būti šiek tiek nejauki, bet ne kartą moksliškai įrodyta, mus traukia žmonės, kurie turi bruožų, kuriuos turėjo mūsų tėvai. Yra įrodyta, kad tai, kokią akių spalvą turėjo jūsų mama, tėtis, močiutė ar net auklė, jei su jie turėjote didelį ryšį, labai stipriai prisideda prie to, kokios akių spalvos ieškome savo partneryje. Tai žinoma priklauso ir nuo to, kuri lytis jūs traukia, ar žiūrėsite tėčio ar mamos akių spalvą, ir nuo to, kuris globėjas jums buvo artimiausias. Visi šie faktoriai, retumas, asociacijos, kultūros bei jūsų tėvų įtaka iš esmės ir nulėmė tai, kurią spalvą akių obuoliuose įsivaizduojame, kai įsivaizduojame savo princą ant balto žirgo ar princesę pilkame Citroene. Žinoma, daugelio akių spalva nesudaro tokio didelio skirtumo ir nenulėmė, ar žmogus iš tiesų bus patrauklus ar ne, bet jeigu pajusite, kad jūsų gyvenime daro įtaką, kokios akių spalvos yra jūsų partneris, kaltinkite savo tėvą arba pelenę. Aš esu Agnė Juškėnaitė ir jeigu jums patiko šitas laikas praleistas su manimi, duokit man tai kažkaip žinoti, paspauskit laiką, pasišėrinkit video su draugais, parašykit komentarą, atrašysiu jums atgal. Na, o tie, kurie labiausiai nori, galite užsukti į Contribui platformą ir pamatyti daug daugiau turinio, pamatyti visus 10 metų turinio, jeigu nematėte jo iki šiol. O kol kas, bye!